Mano brangus broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje pradedame skaityti 15 AIV. Luko Evangelijos skyrių, vieną iš gražiausių visoje šventojoje rašte, skyrių apie gailestingumo palyginimus. Šiandien Jėzus kalba apie pamestą avį ir pamestą monetą. Bet ką jis nori mūsų išmokyti? Jis nori atskleisti Dievo širdį pilną gailestingumo. Gailestinga meilė yra meilė, kuri nusileidžia link tų, kurie yra nelaimėję, link tų, kurie yra vargšai, silpni ir sužeisti. Pavyzdžiui, švenčiausioje trejybėje Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia nėra gailestingumo, nes nėra vargo. Ten yra tobula meilė, bet nėra nelaimės. Gailestingumas egzistuoja tik tada, kai kas nors nusileidžia, kad mylėtų tą, kuris yra apačioje. Taip, Dievas yra su mumis, jis yra gailestingas, nes jis nusileidžia prie mūsų vargo, prie mūsų trapumo. Ir dėl to galime pasakyti, visa meilė, kurią Dievas turi mums, yra gailestingumas. Šie palyginimai būtent tai įrodo, Dievas yra aktyvus meiliai. Jis nelaukia, kol nusidėjėlis grįš, jis išeina susitikti su tuo, kuris yra paklydęs. Dažnai girdime, kad 99 avys yra tikinčiųjų, kurie yra bažnyčioje, o pamesta avis nustumto grįžti netikėlio. Bet iš tiesų pamesta avis yra visa žmonija, o 99 avys angelai danguje. Dievas paliko dangų ir atėjo ieškoti kritusių žmonijos. Pamesta moneta esame mes. O gerasis ganytojas yra Jėzus, kuris nusileidžia iki mūsų vargo gelmių, kad mus išgelbėtų. Dievas yra tas, kuris ieško žmogaus. Kaip pradžios knygoje, kai viešpats vaikštinėja vakaro vėjo glūksme ir klausia: Adame, kur esi? Dievas daro tą patį su mumis. Jis ieško mūsų kiekvieną dieną, siunčia savo malonės, savo žodžius, sakramentus, šventuosius ir net angelus, kad mes sugrįžtume pas jį. Bet tuo pačiu jis laukia mūsų atsakymo. Nes viduje mes esame prarasti patys savo. Esame toli nuo to, kuo turėtume būti. Ir Dievas nori mums padėti sugrįžti namo, surasti savo tikrąją tapatybę, mylimus tėvo vaikus. Taigi, brolau mano, sese mano, sugrįžk pas Dievą, sugrįžk pas save patį. Leisk būti rastam tam, kuris tave myli. Ir kai tai įvyksta, kai vienas vienintelis nusidėjėlis atsiveria, danguje būna džiaugsmas. Tas pat džiaugsmas pas ganytoją, kuris surado savo avį, ir pas moterį, kuris surado pamestą monetą. Nes Dievo meilė yra tokia, jis ieško, jis randa, jis džiaugiasi. Tegul Dievas tave laimina.